Sveiki atvykę į dar vieną Lietuvių fondo pokalbį. Šiandien mūsų pašnekovas yra Lietuvių fondo tarybos pirmininkas Juozas Kapačinskas. Labą dieną. Labą dieną. Juozas gimė Čikagoje ir nuo mažens dalyvavo lietuviškoje veikloje. Jo tėvai jį įrašė į Lietuvių fondo narių gretas nuo pat fondo įsteigimo, kas buvo 1962 metais. Ir ta tradicija tęsiasi net ir jo šeimoje. Juozas įrašė savo vaikus ir nesenai net anūkus. Ir nuo vaikystės Juozas dalyvavo Lietuvių skautų sąjungoje, buvo Lietuvių Montessori draugijos iždininkas ir pirmininkas, ėjo pasaulio Lietuvių centro tarybos pareigas 6 metus ir Lietuvių fondo taryboje jau virš 12 metų. Juozas baigė bakalauro ir magistro studijas Čikagos Northwestern universitete ir ten jis įgijo verslo administracijos magistrą. Ir neužilgo su savo žmona Dana Juozas įkūrė kepyklėlę Racine Bakery, kuri išaugo į 4 kepyklėlių šeimos verslą. Tai Juozai, nors jūsų tėvai yra iš Lietuvos, jūs gimėte ir užaugote Čikagoje. Ir atrodo, lyg lietuvybės puoselėjimas jums atėjo labai natūraliai. Ar galite pakalbėti apie savo identitetą kaip Amerikos lietuvis? Mes augom Martė Parko lietuvių kolonijoje. Tai mes buvom apsupti lietuvybę. Buvo kas antras kaimynas, buvo lietuvių šeima. Mes namuose lietuviškai kalbėjom. Ir čia buvo gal kokie, kai aš buvau mažas berniukas, tai čia buvo kokie 10 metų po to bėgimo iš Lietuvos. Tai čia buvo naujai atvykę lietuviai, įskaitant mano tėvus, kurie netikėtai turėjo išeiti iš savo namų, iš savo tėvynės ir tikėjosi grįžti. Ir jiems buvo labai svarbu išlaikyti tą lietuvybę ir tas persimetė ant vaikų, ant visos mūsų kolonijos. Mes gyvenom prie 69 gatvės, kur beveik viską galėjai atlikti lietuviškai, galėjai parduotuvės nuveikti, į skalbyklą nuveikti, galėjai alaus išgerti, galėjai ir sekmadieniais į bažnyčią nuveikti ir melstis, viską lietuviškai galėjai tą daryti. Tai mes gyvenom tokio vietoje, kur mes buvom toks lietuvių pasaulis ir buvo labai lengva į tą įsijungti. Ir aš manau, kas buvo labai svarbu man ir mano kartos jaunuoliams, turėjom tokią angliškai identity pasakius, kur mes čikagiškai, mes Amerikoje gyvenam, bet mes esam lietuviai ir mes esam susirišę su kaimynais ir su kitais lietuviais ir labai daug visko darom su kitais lietuviais. Tai ta lietuvybė tik natūraliai išaugo iš tos labai stiprios kartos, kuri pabėgo iš Lietuvos ir atsirado Amerikoje. Wow, tai jūs buvote tarsi lietuviškame burbule, galima sakyti. Jo, ir aš vieną kartą, kai buvau vyresnis, tai aš grįžau į tą rajoną ir kai pravažiuoji pro geležinkelius ir greitkelius ir gerus rajonus ir blogus ir privažiuoji prie Market Parko ir yra kaip mažiukas miestukas, reiškia, atskirtas kaip tokia salelė vidury šito didelio Čikagos miesto. Bet mes toj salelėje užaugom ir ten buvo labai lietuviška ir mums davė tą lietuvišką pagrindą. Labai įdomu ir nuostabu. Ir kadangi tai buvo labai lengva gyventi tokį lietuvišką gyvenimą Čikagoje augant, ar jūs kada nors jautėtės atitolęs nuo lietuvybės? Tai atsitraukiau nuo gyvenimo su mano tėvais ir išvažiavau. Aš gyvenau Northwestern universitete, nors tas buvo tik 1,5 valandos kelionės, bet vis tiek atskirai jau atsitraukiau nuo tos salelės, nuo tos lietuvybės salelės. Ir ten buvo, nauji draugai, naujos pažintys, visgi atitolau nuo lietuviškos veiklos ir lietuvių draugų.
Ir aš manau taip, kaip kiekvienam studentui, kur 18-19 metų, tai yra toks noras ir troškimas, žinai, naujų dalykų pamatyti ir naujų draugų ir pradedi svajoti, žinai, kur gyvenime tu nueisi ir ką tu darysi ir taip toliau. Tai gal buvo tie keli metai, kur universitete buvau, kad atitolo, aš manau, kad jokio žalos nepadarė, aš manau, kad tik... Tai labai sveika iš tikrųjų ir normalu. Aš manau sveika, aš manau, bendrai jaunimo yra labai gerai išvažiuoti iš namų per tuos metus ir, žinai, tik pažinti platesnį pasaulį ir paskui po to gali nuspręsti, į kurią kryptį nori eiti. Taip. Bet po universiteto, tai aš taip gana greitai grįžau, vis tiek tokios mielos pažintys ir draugystės yra tarp lietuvių. Po studijų trumpai buvau į šokių grupę įsirašęs, paskui mane pakvietė dalyvauti Antro kaimo teatro kolektyve, kur man buvo labai mielas laikas ir man labai praturtino mano žodyną ar mano lietuvių kalbą. Per tuos 4-5 universiteto metus, tai jau žodynas pradeda dingti, jau sunku įsireikšti ir jau žodžių nėra ir taip toliau. O ypatingai, kai grįžau į teatrą, Antro kaimo teatrą, tai dirbant su Algirdu Titu Antanaičiu ir su mano kitais teatro kolegomis, tai, žinai, kai reikia išmokti tekstus ir vaidinti, atsistoti scenoje ir lietuviškai viską išpilti, tai reikia pasistengti ir ta mano lietuvių kalba labai atsigavo nuo to. Ir paskui vėliau, kai sukūrėm su Dana šeimą, tai mano žmona buvo atvažiavus 18 metų iš Lietuvos, 18 metų amžiaus iš Lietuvos. Ir kai mes pirmą pradėjom draugauti, tai aš jos klausiau, kaip tau lengviau kalbėti, ar angliškai, lietuviškai, ir Danas sako lietuviškai. Tai mes iki šios dienos namuose lietuviškai kalbam ir vaikus išmokinom lietuviškai ir tęsim visokius darbus lietuvių sferoje. Taip, labai iš tikrųjų gražu ir įdomu tokias istorijas išgirsti. Ja. Jūsų tėtis, bendravardis irgi vardu Juozas Kapačinskas, jis dalyvavo irgi daug lietuviškoje veikloje ir draugo laikraštyje. Ar tai įkvėpė jūs? Nežinau, ar tas įkvėpė mane. Aš manau, bet aš mačiau, kad jis domėjosi lietuvybę, taip kaip daug tos kartos žmonės buvo labai lietuviški. Bet mano tėvas buvo geležinkelietis, turėjau paprastą darbą Burlington geležinkelyje, bet jis savo laisvą laiku jam patiko žurnalistika ir jam patiko spauda. Tai jis laikraščiuose, kur dar buvo naujienos, buvo Sandara ir kitose spaustuvėse, Morkūno spaustuvėje, jis vis rado laiko ten prisidėti, pagelbėti. Jis pagaliau parašė knygą, 3 knygas apie išeiviją, apie jo bėgimą iš Lietuvos. Ir buvo 3 knygos ir paskui po jo mirties dar suvedėm tas 3 knygas į vieną knygą, kuri buvo Vilniuje išleista. Ir knygos vardas yra Išeivio dalia. Tai aš labai didžiuosi apie mano tėvo tuos darbus, kur savo laisvo laiku viską darė. Ir aš manau, kad gal tas įkvėpė, tas darbas, gal kad savo rašydamas knygas jam buvo taip svarbu, gal tas man davė biskį įkvėpimo, kad, žinai, reikia daryti, reikia įsileisti į tokius darbus. Ja. Tai yra tikrai geras pavyzdys ir tokie darbai iš tikrųjų yra labai svarbus visiems lietuviams, aš manau. Taip, reiškia, tęsti tą lietuvybę ir bandyti savo atsiminimus, reiškia, ypatingai kokius svarbesnius įvykius kur nors užrekorduoti. Kaip mes dabar Lietuvių fonde, mes labai daug paskiriam paramos visokiems archyvams. Ir dabar per paskutinius metus yra mūsų tie laikraščiai, kuriuos kalbėjau, Draugas ir Dirva ir Tėvynės žiburiai yra
yra įvesti į digital formatą ir kur tai reiškia, tos žinios nepradings ir lieka toks istorinis ženklas apie visus tuos lietuvius, kurie yra tiek įdėję širdies ir laiko į lietuvybės išlaikymą. Taip, wow, nuostabu, parežė širdį tai. Tai jūs, kaip visi mes matom, nuo vaikystės buvote labai įsivėlęs į tą lietuvybę ir esate Lietuvių fondo narys, jūsų tėvai jūs įrašė, kai jūs buvote vaikas. Tai, bet jūs tik tai vėliau gyvenime tapote būtent Lietuvių fondo aktyvus tarybos narys ir jūs buvote ir esate pelno skirstymo komitete. Tai koks buvo tas kelias ir kodėl nusprendėte tarp visų tų organizacijų, pagaliau kaip atradot fondą? Tai mano narystė, taip kaip daug jaunimo narystė, gal yra tėvų ar senelių užrašyti į narius, bet iš tikrųjų tas yra ten užkulise, ten tu esi narys, bet tu tikrai nedalyvauji ir gal ir nedaug žinai apie fondo veiklą ir taip toliau. Ir žinai, kai kalbėjom apie studentų metus ir paskui, kai kuriasi šeimos, tai daugiau rūpinės savo vaikų veiklą, ką jie daro ir kaip jie susidraugauja ir su kuo jie susidraugauja, tas labai svarbu yra. Žinai, žiūrai, kur gali pats prisidėti. Jūs minėjot, kad aš dirbau su skautais, mano vaikai buvo skautai. Aš buvau Montessori mokyklėlės iždininkas, mano vaikai buvo toj mokyklai. Tai reiškia, darai vis, žinai, taip gyvenimas eina ir žinai, eini tokiais takais gyvenimą, kas tau yra svarbiausia ir taip toliau. O Lietuvių fondą, tai paskui, kai jau atkrito, žinai, studentų dienos, vaidinimo dienos, antrokavimo dienos ir vaikai jau užaugę, tai žiūrai, kur gali tarp prisidėti. Ir aš turėjau pažįstamų, kurie buvo tarybos nariai. Marius Kasniūnas, mano geras draugas, ir Rimas Griškelis turėjo įtakos, mane pakalbino, pakvietė ateiti į tarybą. Tai aš turėjau ten pažinčių ir žinai, aš žinojau tuos įkūrėjus, Antaną Razmą ir daktarą Ambrozaitį. Ir žinai, mes gal nebuvom draugai su tais steigėjais, bet aš žinojau, kas jie buvo, aš žinojau apie jų darbą ir jų veiklą. Ir paskui dar prie to pridedė kokį asmenišką pažintį ar koks žmogus, kur tave pažįsta ir savo, Juozai, ateik mums pagelbėti, ar tu nenorėtų mums prisidėti, yra toks ir toks darbas ir manau, kad tau tas patiktų, tau būtų įdomu. Nu, ir sudomino mane ir aš pamažu įsitraukiau. Po kelių metų Lietuvių fonde Vytas Narutis mane pasėmė į pelno skirstymo komisiją ir paskui po kelių metų aš perėmiau jo vietą kaip pirmininkas. Ir man tie metai vedant pelno skirstymo komisiją buvo man tokie svarbus buvo. Man labai patiko tas darbas, aš manau būti tame komitete ir skaityti ir spręsti sprendimus iš visokių lietuviškų vykdytojų, reiškia, organizacijų ir žmonės, kur vykdo ir šventas, ir lietuvių namus palaiko, ir būna filmų festivaliai, ir mokyklėlės. Ir yra tikrai toks geras jausmas, kad gali priklausyti tokiai komisijai, kur tu matai visą lietuvišką veiklą užsienyje, kur vyksta, ir tu gali prisidėti ir pagelbėti ten, kur tau atrodo yra svarbiausia. Tai buvo tokie labai prasmingi metai. Skamba labai prasminga ir aš sakysiu, irgi man prisidėjus prie šitos organizacijos irgi taip atvėrė akis į visą platumą, kiek tokios veiklos vyksta ir tikrai labai įkvepia žinoti, kas vyksta. Žinai, Lietuvoje yra visai kitas dalykas. Dabar, kai Lietuva yra laisva ir ten, žinai, Respublika klesti ir ten visokių įvykių ir dabar kadangi Lietuva įsijungusi į Europos Uniją, tai yra ir finansinė parama ir Lietuva taip gerai stovi. Tai ten yra gražu matyti ir gražu ten keliauti ir pamatyti, kas Lietuvoje vyksta, bet mūsų gal svarbesnis tikslas yra stebėti ir remti užsienio lietuvių veiklą. Ir užsienio lietuviai yra
visada didelė parama pačiai Lietuvai. Net kai grįžti prie 18 metų nepriklausomybės, kai paskaitai istoriją, tai buvo ir Amerikos, ir Europos užsienio lietuviai, kurie skatino, kad Lietuva turėtų būti nepriklausoma. Tai kas ir buvo prieš 100 metų, tai ir dabar. Aš manau, mes užsienio lietuviai, ir tu, Eglė, ir aš čia, mes tikrai galim daug prisidėti prie tos kultūros, kuri yra mums tokia miela ir kur mes jaučiam, kad ji turi tęstis toliau. Taip, ir šiandien yra žymiai lengviau palaikyti tą ryšį dėl interneto dėkos ir man atrodo yra nuostabu, ką jūs darot su pelno skirstymo komitetu, dėl to, kad taip kaip jūs užaugot, pavyzdžiui, tokiam lietuviškam židiny, to reikia lietuviams, kurie dabar gyvena čia, kur yra gal išsibarstę aplink šalį arba aplink pasaulį ir kas tai padeda gyveninti, tai yra pinigai, iš tikrųjų. Ir labai padeda renginius. Visi ratai sukasi, turi būti finansinis pagrindas viskam, žinai. Taip. Ir mes prie to prisidedam. Per visą tą laiką, kas sudarė didžiausią įspūdį būnant komisijoje, taryboje iš Lietuvių fondo veiklos? Man tas didžiausias įspūdis yra ta pasaulinė veikla, kur Izraelyje yra mokyklėlė, kad Italijoje yra filmų festivalis, kad Filadelfijoje yra lietuvių namai. Ir tiesiog jauti, kad lietuvių veikla labai plačiai veikia ir taip bando gyvuoti ir mes norim tą viską paremti, kiek galim. Taip, ir vis tiek yra tokia dalis Lietuvos ir lietuvių gyvenanti. Taip. Wow. Labai iš tikrųjų įkvėpia mane net klausytis apie tokius projektus ir darbus ir labai nuostabu. O tai pelno skirstymo komisijos darbas buvo labai toks, man buvo svarbus ir dabar, kai aš jaučiuos labai ramioje vietoje ir tokio geroje vietoje, kad aš galiu būti tarybos pirmininkas. Aš jau, kaip sakėt, jau 12 metų jau pažinau Lietuvių fondą, reiškia detališkai ir matau, ką mes galim padaryti. Man labai patinka mano kolegos, aš turiu daug pagarbos ir su kitais tarybos nariais, su kuriais dirbu. Man labai aš manau, kad jūs ypatingai čia raštinėje su Jūrate, Laima ir Vida labai, aš manau, efektingai darote tą darbą, kur daug kas nemato, kur turiu korespondencijos ir sąskaityba ir viskas, ir plėtra dabar apie ką mes dabar darom. Tai yra geri žmonės ir gera organizacija. Aš po 12 metų tikrai jaučiu, kad turiu gana patyrimo, kad galėčiau efektingai dalyvauti ir vesti fondą toliau. Aš visiškai sutinku, visiškai. Ir dar viena priežastis, kodėl aš pritariu tam, yra dėl to, kad jūs turite tiek daug patirties vedant savo verslus. Tai jūs jau daugiau nei 30 metų, man atrodo 34 metai, turite savo kepyklėlę ir tik nesenai nusprendėte pasitraukti nuo tos veiklos, kas iš tikrųjų leidžia jums daugiau laiko skirti fondui, kas yra labai dėkingi už tai. Tai gal galim biškai pakalbėti apie jūsų verslo patirtį ir kaip jūs sprendėte įkurti kepyklėlę pirmoje vietoje? Kaip minėjau, kad mano žmona Dana atvyko iš Lietuvos 18 metų ir su ją maždaug tuo pačiu metu atvyko ir jos brolis Gediminas. Ir jie ieškojo, jie atsirado Amerikoje staigiai. Ir Dana dar universitetą lankė, St. Xavier, o Gediminas pradėjo dirbti su kita lietuviška kepykla. Tuo metu buvo Baltic Bakery kaip vairuotojas. Bet jis pažino dar kitos kepyklos savininką, jo vardas buvo Andrius Sabarys, jis jau vedė labai mažą kepyklėlę vardu Racine Bakery. Ir Gediminas ir Dana, reiškia, naujai atvykę į Ameriką, ieškojo, ką jie galėtų toliau daryti, jie dar buvo, žinai, visai jauni su naujom šeimom.
Ir jie su pono Abariu susitarė nupirkti, reiškia Racine Bakery, bet ji buvo jo visai mažytė kepyklėlė, kur tik kelis produktus, bet labai gerus produktus gamino. Ir jie perėmė tą biznį ir pradėjo jį auginti. Po kelių metų mačiau, kad jų verslas labai gerai sekasi, jie labai daug darbo įdėjo į tai ir aš palikau mano darbą, aš 7 metus dirbau United Airlines ir aš tą darbą palikau ir aš įsileidau kepyklą ir kadangi kepykla ir tas verslas augo ir gerai stovėjo, tai mes dar atidarėm Čikagos miesto centre kepyklą, kur vadinosi Bake for Me. Ir paskui dar 2 mažesnės kepyklas atidarėm ir taip mes pragyvenom. Išauginom tą biznį ir mums buvo sunkus darbas, bet teisingai, Eglė, sakai, kad, žinai, kai vedi tokį biznį ir nori daryti ką nors su lietuviais, nori prie veiklos prisidėti, bet yra sunku, kai turi, žinai, kiekvieną rytą turi, žinai, vesti biznį ir ten 40 ar kiek žmonių dirba ir reikia viską prižiūrėti. Vis tiek gyvenant Amerikoje, tai vis tiek reikia su amerikiečiais bendrauti, kai paprastą verslą veda, bet kokį verslą veda, iš tikrųjų net ir lietuvišką. Jo, ir tokį verslą turint, tai yra labai daug atsakomybės ir kiekvieną dieną naujas surprizas yra, kad kas nors neatėjo į darbą, kad trokas sugedo, reiškia, koks pečius, kur duona kepi ir bulkutės kepi, neužsidega pečius ir viską turi tvarkyti ir viskas kaip nors turi eiti į sekančią dieną. Tai tas buvo toks intensyvus užsiėmimas ir taip, kaip prieš 2 metus tada jau pagaliau dalį kepyklos pardavėm, kitus pastatus irgi uždarėm ir pardavėm, tai taip dabar yra daugiau laisvo laiko skirti Lietuvių fondui. Mes tikrai labai dėkingi už tai. Tai man labai įdomu sužinoti apie jūsų patirtį dirbant su savo šeima ir turint šeimos verslą, nes, žinot, yra visokių savotiškų sunkumų, kurie iškyla palyginus, kai dirbti kompanijoje, kur nėra nei šeimos, nei artimų, pavyzdžiui. Kur yra šeimos, bet, žinai, su šeima gali pasitikėti, kad jie, žinai, rytoj ateis į darbą, kad nors pasirodys, žinai, kai prisamdai žmonių, tai, žinai, jie gali taip, gali po 2 savaičių sakyti, aš radau geresnį darbą ar išeina. Bet irgi tarp šeimos gali būti ir kliūčių. Tai yra, aš žinau, svarbu, kad jeigu dirbi kartu, kad tiesiog reikia pagalvoti, kas darys ir tiesiog raštu parašyti kokias sutartis, kad mes tą darysim, ar iki 2 metų taip darysim ir paskui, žinai, kad būtų viskas iš anksto. Labai aišku, taip. Būtų aišku ir net surašyta kur nors ir pasirašyta, kad mes taip ir taip vesim viską. Tai toks būtų mano patarimas. O šalia to tai tik dirb kol verslas pasiseks, arba jeigu nesiseka, tai paskui reikia pakeisti kryptį ir ką nors kitą daryti. Ir ten dirb, kol pasiseka. Ja, labai įdomu. Tai daug verslininkų, ypač šiom dienom, yra tokia kaip mada užauginti verslą parduoti. Ir jūs irgi turite tą verslo išsilavinimą, kur, manau, jums tikriausiai irgi apmokė apie tokią praktiką verslo pasaulyje. Ir kadangi tik nesenai jūs pasitraukėt nuo savo verslų, ar kada nors anksčiau buvo kilusi tokia mintis parduoti savo verslą? Kokia buvo jūsų filosofija apie tai? Kai mes dirbom apie 30 kiek metų, tai, žinai, kokią 25 metus, tai tik nieko negalvoju, tai galvoju, kad, žinai, kaip vesti toliau, kad per ateinančią dieną, ateinantį mėnesį viskas, tai kad eitų į priekį. Ir paskui jau paskutinius 10 metų mes jau pradėjom galvoti, žinai, kaip čia užbaigti, kaip, žinai, iki senyvo amžiaus tai neįmanoma vesti verslą, žinai, yra tik per daug energijos reikalauja ir taip toliau. Tai
mes dalį kepyklos mes reiškia, užugdėm tokį vieną jauną kepėją, kuris pradėjo domėtis mūsų verslu ir jis dalį mūsų kepyklos perėmė ir toliau veda, o kitas dalis, tai po kiek laiko tik jau ypatinga pandemija mums labai užgavo mūsų verslą, kai turėjom miesto centre kepyklas ir tiesiog nebuvo klientų. Tai kai kurias tik reikia sakyti, laikas pasibaigė ir tik uždaryti. Tai būna ir viena gali ir pervesti biznį, kad kitas vestų, arba būna atveju, kur tu vedi biznį, kol yra paklausa ir paskui jau paklausa pradingsta, tai tada tik pasibaigia biznis. Bet todėl yra tokia stipri ekonomija, nes ateina bizniai ir išeina bizniai. Kai kurie auga, kurie paskui susieina su kitais ir dar toliau auga. O kiti, kur, kaip sakau, jeigu nėra paklausos, tai jie pradingsta. Ir tas pradingsta, paskui naujas atsiranda. Ir tas reiškia, tas begalinis atsinaujinimas padaro labai stiprią ekonomiją. Ir aš manau, aš tokios pažiūros, kad reikia mažiau remtis valstybės parama visur ir daugiau žiūrėti privačią iniciatyvą ir leis jauniems žmonėms, reiškia, paimti idėją, bandyti ką nors pastatyti iš to ir remti tuos jaunus žmonės, kurie bando ką nors sukurti ir išauginti. Kurie veiklus tokie. Kurie veiklus ir tu žinai, jauni žmonės ypatingai pamato kokį dalyką, kuris yra vertas dėmesio, arba kur galėtum ar kokias paslaugas padaryti, ar kokį produktą pagaminti. Ir reikia padėti tokiams jauniems verslininkams išvystyti jų idėjas. Wow. Tai ar tokią pažiūrą jūs įskiepėjo universitete, ar šiaip tiesiog per gyvenimą taip kažkaip išsivystė jūsų toks požiūris? Žinai, Amerikoje augau, tai žinai, kai augi, tai ir paskui, kai jaunas studentas, tai matai, kaip kompanijos, kaip jos auga, arba kaip jos verčiasi ir taip toliau. Magistro studijos daug pagelbėjo su tuo, kur, žinai, daugiau įsiveli daugiau supranti finansus ir mano pirmas kursas vadinosi Management of Organizations. Ir man atrodo toks, ką tas yra, bet tas buvo labai svarbu, reiškia, kaip tu gali paimti grupę žmonių ir kad jie kartu dirbtų, efektingai dirbtų, ką nors padaryti, ar duoną ar bulkutės iškepti, ar vesti paramos organizaciją kaip Lietuvių fondą. Reikia žinoti ir sugebėti, kaip žmonės įtraukti, kaip juos sudominti ir žiūrėti, kad jie efektingai dirbtų. Ir tą aš mokau mokykloje, tai reiškia universitete. Iš tiek, kiek aš esu su jumis bendravusi, man atrodo, jūs tikrai labai efektyviai mokat motyvuoti žmonės ir su jais bendrauti. Ir tikrai mes džiaugiamės, kad turite šitas pareigas šiais metais. Gerai, kaip sakiau, man malonumas paimti pirmininko tas pareigas ir bandyti vesti viską į priekį. Ir aš tikiuosi, kad turėsiu labai gerus metus. Bet aš dar turiu paskutinį klausimą jums. Gerai. Tai ar turite kokį nors patarimų Amerikos lietuvių jaunimui? Patarimas jaunimui neatmesti, kas jums duota. Reiškia, kur mūsų tėvai kalbėjom apie pabėgėlius iš Lietuvos ir Market Parko koloniją, kur grupė žmonių gyveno kartu ir bandė toliau vesti kalbą ir kultūrą ir taip toliau. Neatmesti tas, kas jums duota. Mūsų lietuviai yra geros širdies, gabūs ir mėly žmonės. Mes turim labai turtingą istoriją, gerą ir turtingą istoriją. Ir, žinai, gali su savo gyvenimu eiti kur nori, su savo mokslu, su verslu, nesvarbu, ką tu sieksi, bet tik įvertinti tą lietuvybę, kur tėvai ir mūsų organizacijos yra davę
Taip. Jums ir tik neatmesti to. Pažiūrėk, ar tau tas gali tavo gyvenimą padaryti margesnį ir stipresnį ir tavo draugystė su kitais lietuviais gali tave padaryti asmeniškai stipresnį žmogų ir priklausyti prie tokios tautos ir kultūros, kuri yra tikrai tobula ir svarbi. Wow, tikrai aš labai pritariu iš savo asmeniškos gyvenimo patirties, man tai tiesa visiškai, tai labai geras patarimas. Tai ačiū Jums tikrai, kad skiriate laiko ir pasidalinote savo visą išmintimi su manimi ir Lietuvių fondo auditorija. Gerai. Ačiū Eglė už laiką ir kad galėjom pasikalbėti ir aš tikiuosi, kad mes smagiai dirbsim ir galėsime Lietuvių fondui tikrai turėti gerą ateitį ir gerus metus. Aš sutinku ir dar kartą ačiū.